Oho. Oho. Paskutiniai žiemos pasispardymai, ne? Aš te būčiau linkęs sakyti. Kas čia daros, kiek privarė sniego. Ale gryną žiemą atėjo pas mūsų reikėjim. Ką priek dirbti tokiur, kaip Norvegijoje jautus. Visiškai kaip Norvegijoje. Nu, visų pradžių pradžia. Nusivalėm sneigą. Nu, to savo betoną. Susimatavau atstums, ten yra gali 5,30 veins. O čia yra 5,29. Tai reiškia 2 cm skirtumsi. Tai čia išlaikysiam kraštus pagal murlotą tuo betoninžeidą lauką, o ten abiejos pusės patrauksiu po centimetrą į vidų ir turėsim visur vienodą atstumą. Tai va toks nedidelis skirtumas šiek tiek, tik 2 cm, labai gerai. Atsimušiam lėnį su čeklainu pasižymėjai ir bus ledelis. Kadangi yra šlapia, ilgą negaliu gaišti, kad neišbėgtum tas mūsų čeklains. Šiaip jis pats čeklains, katras nebėjai drigmės, bet mes to neturėm šį kartą. Tai va, atsižymėjau murlotą kraštus, nu to murlotą pasimėjau nuo centrą, atsimušom veiną lėniai ir nu tos lėniais veinuodą atstumą atsikėlėm į šią pusę. Tai taip, kaip ir sakiau, kadangi yra 2 cm skirtums, ta posi bus per centimetrą įvažiavus murlots nuo krašto į vidų. Tai čia va, susižymėjom ankerių veitas, bus kas metrą. Kad nepabėgtom niekur, kaip saktai, dažą dabar įsigrįžam greta su 8 mm diametrą groštelių, va to skilits pasižymam ir pergrįžėm tada jau su 12 groštų. Ir bandysim susiklejauti ankeriukus. Tai dabar turėtumėm, kaip sakė, jau turėti 2 kraštins lygę, bereks tik tas namais trižaim pasigauti tepštą, kad būtum viskas vienoda, kaip sakė, iš kampo į kampą viskas. Bandys pobėžti šiandien tep visko neparodyti, kaip ton murlot užsimantauti, jeigu nėra lygus, kaip sako, pastats. Tai svarbiausia mums jį pasigauti dabar lygiai 2 kraštins, kad būtum identiška tik veino pusė, tik per vidurį, tik tami gali. O sekund setups pamatys, kad priekyje. Kad negaiš laiką, kol mantis grėžas kilits, aš iš karto jau pasiruošiau šitas ilgas rėgių, kai krėkjojo per posį po 50 cm, kad nevarkti, nedalinčia į, nes paskui vis tai kliksma, aš galiuks niekur nenaudings, tai kap susiklijausiam, prisisuksiam, tada nusipjausiam jau kiek reikės tas viršūnėlis. O toliau reikės turbūt pasijungti, pasijungsiu kompresorių, nes reiks išsipūsti skilutes. Nu va, ankeriukai stovi savo vietose, pagal linijikę priklijavom su ankerinimasi mesanus. Aišku, skylį pasidarėm biškį didesnį, ilgas reiks pats į 12, o skylį darėm 14 mm, kad biškį daugiau tos kušies prisitepti vedį ir kad spaudant to lygiai iš visų posių ištrykštom ir ko gero prikeptų. Aišku, dabar ilgesnis bus stingimo laiks, o košis naudojom tokštavo Expanded SCP Pro ankerinimasi ir XTR 300 Extreme Hybrid. Gali naudoti esant ir šlapių orų, kur čia rašo, kur čia ir, va, tik tas biški skiras stingimo laiks tada jau. Žodžiu, tokie reikaliukai čia prie tokios temperatūros realia, va, ir atitinkams laiks. Čiukšt. Nu, pas mus turėjom apie 5 laipsnių šiandien šilumos, jau atšėla. Tai kažkur stingimo laiks turėtum būti 2 valandas, o natūraliom sąlygom tik tas 25 minutės, kad būn šilta. Nes pas mus apliušiai ir drėgna, tai bus biškį ilgesnis stingimo laiks. O čia neblogi tikra
klijuką, ankerinį masį, kaip čia pavadinti, jėgelį. Jeigu kažkam reiks tokių klijų, tai galite kreiptis į manim, turiu užsipirkti tų klijukų ir, kaip saka, galėsiu parūpinti ir jums. Sekantis etapas. Pasiklojom hidroizoliaciją ant viso to mūsų mūrlot. Vainiką, kaip čia pavadinti. Vainikas, sakykime, tebūnė čia vainikas. Pasidėjom hidroizoliacijai. Va, 2 mm yra ruberoids, jau supjaustyts tokį pločias, kaip rek po 20 cm. Paskiau parodys, kaip atrodo ruluniukį pilnamins. Ir čiumpam mūrlotą. Čia jau tikra bus mūrlots. 15x15, taip kaip parodyti projektį. Buvom užsikėlint viršaus, susižymėjom skylutes, ko reikia išsigrėžti. Tai jau išsigrėžėm skylis, bet prieš tai dar untos hidroizoliacijais ruberoidins paviniosiam tokį, kaip čia pasakyti, ir gali sakyti hidroizoliacija, nebei nei drigmės, nei niek, bet yra 6 mm storiaus, tai kaip polistirolis minkštas šitas, elastinga, tai kad kompensautum visus tus minimalius neligumus ir kad geriau tiesiog užsandarintų ton mūrlotą ir betoną sujungėjimą veitą. Tai išsiviniuoju ton, užsidedant viršaus ir pajechali toliau. Pūga užėjai. Va tai žaltėlį baltą. Nu va. Žodžiu, nenukrypkiam nuo temų. Užsidėjom ruberoidą, užsidėjom paraloną po apačią paminkštinėm, užsidėjom mūrlotą, kaip vis laik su mūrlotas. Mane merzinta problema atrodusi, matau, ne visko tikslė. O, čiukštlėk po centimetrą toks šiočiks. Nu, bet pabandys dar maksimaliai šiandien taip sutėmti, kaip sak veina sukit. Jeigu čia liks kažkoks tarpuks, tai tiesiog gali paimti, jeigu akis jau baisė bada tas tarpėlis, tai poliuretaninį klijų įvedu, kiliukų, čiukš gražią nupjaustę, aptrynę, į nieką tu nematysi, į galvos neskaudės. O čia, kaip saka, dar pabandys užkabinti biškį su diržu. Aš šiandien vos galės čia kaip nors truktelti ton savo veidą, nedaug tai rek visai. Sakykime, gal pavažiaus, nes sunkia. Šiaip ir atsimatautus ilgas reiks, kad taip identiška cigel parėtum, kaip sakė, susijungtom viskas. Tai tiesiog, kaip sakė, rodau taip kaip ir ton situacijai. Ir dar pabandysim biškanom patvarkyti, kad būtum dar geriau. Va, nepeitaut neišvažiaunam. Tokį buizą čia, peklon. Su to šlapdribus. Čia subuksav. Teikti, trūks, kad čia pagautum, bet pirmoji piln protektorį pabučiuokį nurūrų. Vat taip, drauga. Mūrlotai yra sumontuoti. Veržlis savyvo pritimts, praktiškai lygiai lik su medžiu visur susitrauki. Ir ankerė nikrust, untos ankerinis mais. Kai čia praeit 2-3 valandas, kaip bandėm jau priveršti ir stovau kaip priklausanį. Čia biškai prisistatėm štulpikų, atramėlių visokių. Nu, čia dabar sunkia dar suprasti viskas, kas čia kapi. Buvom pasikabinį gegnį, kaip šabloninį pasižiūrėti. Pasidarėm atramas, įsidėjom nešantį į ton viso rygelį, kaip čia nom pavadinti, nežinau, kaip norite padinkti, jie non susimuš, visas gegnis jie non susimuš. Tai dabar keliausiam į apačią. Ten turėjom medieną ir reik atsikrauti gražią visus grebėstus į šoną, nes ir visi ant viršaus ir atsivalyti reik mums iki gegnių atsikasti. O šitaip, draugai, šiandien turim biškį gražesnį orą. Tęsėme darbus ant stogo.
Pasistatėm stelažus, vakarda per lytų, per šlapdribą užsidėjom tom balkį šitas ant viršaus ir pasiskaičiavom įstrižainį. Kadangi per vis pastat neįstrižainis, matot, nes kamens trokda, tai mes pasimėm ant mažesnį plotą, pasibraižėm lėnys, va, lėnijėlį šitą, nu tos lėnys, tai 4 metrus anu pusėje ir 4 metrus atstom pasidariau ir beški pasikelnojom tos brūkšniukus, kad būtų įstrižainė, va. Iš pirmą bandymą, va, teik bauštą prašojus, o reikia, kad būtų, va, 6 stovėto. Na, šiandien jau nu to brūkšniaus, kaip sak, susimatavau visas gegnis, atsimečiau kiek turbūt į lauką ir viskas turėtų stovėti teisinga. O dabar, kad nenusikrypeliau, turėjo kažką pasigauti tašką ten, kur gegnis tau, tašką čia, kur gegnis tau, ir tašką ten reikia viršau atsižymėti, kad stovėtų gegnaitis tiesiai. Tai štavo pasigaldom lazerį pagal lėniją, gaudom antrų pusę, kad atsistot lygia su lėniai ir tada pasižymėsim, kur tur stovėti viršau. Все, bičiuliai, 3 tašką pažymėti su lazeriu ir dabar jau turėsime čia viskon tikslę. Tai pasidariau veina atžymą ten, veina per centrą ir veina gal. Paskui da prasitėmsim šniūrą, pasitikrinsim, ar nėra išsibangavęs ir bus ledelis. Visus toks turėtum būti idealiai įstrižainėje, nes sokti tepi išlempas, paskui čia kelnuotės gegnis, matau, atstums. Na, aš galvoju, per daug darbo, kaip sak, be reikal sugaišt. Tai turim progą tašką ten ant murlot, pasižymom 3 tašką viršų iš karto ir tvirtinam. Nes mūsų apačiai jau yra visa sutvarkyta, išskaičiauta ir atmatauta. Einam, pasimsim varštikų ir varysim sukt. Viskas pakulkasėm pagal planą. Tai pasistatėm galinę gegnę. Nu kaip galinę, pat galinę, tai kiek dabar dagaunam iš tos pusės. Pasistatėm vieną gegnę, pasistatėm per centrą gegnį ir pasistatėm kito pusę gegnį. Capas visai geras. Čia pirmoji gegnį, kad nereikėtų multimastį atnešti į vedų, tai biški giliau išsipjovėm, kai iškristas capoks. Nieko baisaus iš tikrųjų dėl tų pjūvių. Nu, priviršaus prisileda labai gražiai. Visas 3 prisileido labai puikiai. Konda padarėm, persimetėm šniūrą ten per viršų, prasilyginom dabištom balkiok. Reikia čia vedurį vos nulesti apie kokius 5, gal 6 mm, kažką pakarbiškai gal netikslę pasimatavom, bet šniūrų uždėjus rodė, kad čia reikia biškai nulesti. Tai nusiledom ton, dabar viskas to pagal šniuriuką ir susibraižiau gegnių, pam, veitas viršau. Biškai nuo tos pusės atsidėjau, biškai nuo tos pusės atsidėjau. Analogiška. Ir tuo pusė, nu tos gegnis kokius 2-3 pasimatavau ir lėkusis iš ten pasimatavau, kad kol mažesnį paklaidą padaryti matoju, nes pištoks metrioks ir gali iki galo nuvažiuoti su kokiu centimetrų kreivo, sakykim. Tai dabar prasimatavau visus tarpus, gavos monum paskutinį sujungimą, gal kokiai 2 mm tik tas skirtum žingsniaus, ne 5 pos, o 5 ir 2, 3 kažkas teptų tam tarpį. Ir keliaujam, susipjausiam dar 3 gegnis į tompos, susirėmsiam viskon ir tada jau varysiam likutį susipjauti viską, kiek reikės. Tiek, draugai, vaizdų šiam kartui, einam į apačią. Все, ledelis iš abiejų pusių, pukšti ton gegni, 3 varžta 650, čia 2 kampų varžta, viens paskiau dar tepšta per viršų įsisuks. Į ton gegnį maždaug tokių kampų. Ir turim visas 3 gegnis jau to pusė. Labai gerai. Galėsi susiskaičiauti, kiek dar trūkstam ir susipjauti kiekvieną pusikę trūkstamas gegnes. Bambolėjo. Muzikėlį gruo, gegnaitis pjaunas, tiksliau jau supjovėm į vieną pusę ir antrą pusę. Ten atsirėmiau dar 8 vienetukus, 4 vieną pusę, 4 kitą pusę.
Tai kad neiškraipyti to viršutinį, to rygeliaus nešunčiuoj, tai dėsiam į tarpą. Čia dar vein, ten vein, į galą ir iš antros pusės taip pat analogiška, kad viskas atsistotų tiesiai. Bet toks neukas, toks jausmas, kad lietaus parneš. Nu, bus matyti, kaip čia bus. Vakar buvo vis tiek baisesnė, tai šiandien bent jau iki peitiškinti įneliai. O dabar laikas važiuoti pavalgyti skaniai, pasistiprinti prieš gegnių kėlimą. Gegnaitės baigtos. Nu jėgelį. Sunkia setups. Nu, pagaliau nusileidom į apačią, dar persako biškį varštukų į viršų, ko šniūrs iš paskos vėlas mane. Ir gegnaitės sudėtos. Tai sekantis etapas bus čiukšt, stygas, susimontuoti visur. Čia man rašys kažkur atstums jau. 55 pos, 55 pos, 55 pos, 57. Susidėsiam, kad vis laik mes intarpus, kad gegnį atversti ten, kur ana reik būti. Ir plus papildom tvirtomą pridaud visam konstruktyvau. Tai visur čia susidėsiam intarpukus, tokius blokingus, kaip aš sakau, pripjautus pagal stogą laipsnį gražią, abijos pusės. Tai persiriš gegnis su tau blokingu, da per viršų štas veina ilgą varštą čia šitas ir stygas ir ambo. Tu to stogą čia nenukelsi, neprigeriausi norą. Tai va, kadangi jau gegnis veito, galės pradėti galvoti apie mūro darbus čia. Čik. Reik pasikelti dabar jau seinelis tas iki gegnis apačios panašia tepa. Biški žemiau, gal per kokį 10 cm žemiau negu kaip gegnis apač, nes paskiau čia smeiksiam dar armatūros ir užpilsiam visur da per viršų tokį mini betoninį žiedą. Padarysim teik to pusė, kad surėžti tas seins, nes anas dabar tiep vis bim, lingauna, žodžiu, koronos nor, užsipils tas žeidėlis, stabilizaus seinas, susirėž kartu su to visur betoniniu žeidu ir, manau, bus ledelis. Tada galės dar dėl šventos ramybės čia įsidėsiam intarpus kelios veitos ir prigrėšiam tiesiog prie tos mūras einas, kad išves stovėtum viskas tvirta. Įstrižains, aišku, į stogą sudėtas bus. Dabar dar niek nededam, paskiau viskam pasidarysim tus reikals. Žodžiu, pubiškį judam, tvarkomės, pradėjai vėl jos smarkiai lyti. Tai nežinau, ko čia šiandien mes benuveiksiam. Pačiu mėramu rodos apsirinkti šiukšlį, susitvarkyti medienų, užsidungstyti, susirinkti įrongį, susinešti ir rodos galės šiandien važiuoti namo. Čia, duris po 9 užraktas, medžiagas apdengtas. Laikas važiuoti ilsėtis. Jums sakau, gerą veizėjimą ir nepamirštam būtina parašyti komentarą ir subscribinti kanalą. Iki.